Nu ką, sveiki. Su daugeliu iš jūsų susitikdavau koplyčios grožyje, erdvėje. Šį kartą stoviu scenoje, į kurią tiesa norėdavau dažnai ateiti, bet ateidavau su gėlėmis, pasveikinti Eglę, kuri ką tik kalbėjo. Toks mūsų gyvenimas. Žinot, mano tema, jau matote, jinai turi labai gražų pavadinimą – lyderystė, kuri guli ant grindų. Bandysiu išplėsti. Lyderystė nėra vien tik ten kažkur. Tai. Žinot, prieš daugelį metų arba viduramžiais bažnyčia paskelbdavo žmogų šventuoju už jo ištikimybę Biblijai, už tarnystę bendruomeniai, už pastatytą ligoninę, mokyklą. Na, įdomu, kaip bus su manim? Juokauju, nes tikriausiai daugelis iš jūsų girdėjote. Davatko sako, kad aš mečiau kunigystę, bet iš tikrųjų nemečiau kunigystės. Aš tai pasitraukiau iš aktyvios kunigo veiklos, liturginės veiklos, bet aš nepasitraukiau iš bažnyčios, nepasitraukiau ir iš Dievo. Man 73 metai. Galvoju, kad aš esu čia vyriausias amžiumi. Ir aš tikrųjų turiu daug ką jums pasakyti. Jūs naudokitės progą, kvieskite mane susitikimams, nes amžius bėga ir instrumentas silpnėja. Jo, ir aš turiu labai daug svajonių, labai daug projektų, kuriuos dar žadu kartu su jumis, sakau, su jumis atlikti. Bet stoviu čia ne tam, kad jums perskaityčiau savo CV. Aš noriu pasidalinti iš širdies, tikrai noriu pasidalinti savo vienuolio pranciškono 50 metų stažo, beveik 50 metų stažo, lyderystė ir lyderystės sėkme. Iš patirties galiu pasakyti, kad dvasinė lyderystė formuoja, aš džiaugiuosi, kad čia mes pagerbėm kūrybą, kultūrą. Kūryba visada gimsta iš buvimo Dieve. Ne su Dievu, ne priešais Dievą, visą laiką Dieve. Kūryba gimsta, kada mes sugebame būti savimi. Čia vėlgi labai daug kas minėjo, tai kaip svarbu būti savimi. Kūryba gimsta iš buvimo draugų tikrovėje ir dalyvavimo ekologijoje. Be meilės Dievui. Be meilės artimui, be to santykio, viskas yra tuščia gyvenime. Aš neperdedu. Daugelį metų sovietų lyderiai, prisimenate labai gerai, kurie esate vyresni, prieš visą pasaulį didžiavosi savo didžiaisiais darbais. Bolševik, tokie žodžiai, bolševik, bolšoj teatr, bolšoj cirk, bolšaja daroga, strojka, visą laiką bolšaja. Ir tik sugriuvus Berlyno sienai, prasivėrus geležiniai uždangai, civilizuota žmonėka pamatė, kad viskas yra išpūsta, kad nieko nėra, vien tik tai melas. Taigi didieji pastatai be dvasios,
idėjos visos be žmogaus, be darbai, be širdies. Bet jūs tikrai prisiminkite ir atsiminkite, kad tikrosios didybės neieškokite nei betone, nei mūro, nei pastatuose, nei tituluose. Didybė yra ten, kur mes atrandame kitą žmogų, kur mes jį pamilstame, kur širdimi paliečiame kito širdį. Ten yra mūsų ir lyderystės pradžia, ir visa mūsų didybė. Ten gimsta lyderystė. Vizija ir žmonių telkimas. Ir kaip sakiau, lyderystė gimsta, mano, pavyzdžiui, lyderystė, jeigu asmeniškai apie mane, gimė iš Dievo malonės. Ne aš pasirinkau, susigalvojau būti vilties broliu. Žmonėms buvo reikalingas vilties brolis. Ir tuo vilties broliu, kaip tik aš ir buvau. Ir aš supratau, kad tikroji lyderystė gimusi iš malonės, kaip aš ją suvokiu, jinai nesiekia kontroliuoti ir valdyti žmonių. Ji yra tarnystė. Lyderystė visada yra tarnystė. Ir kai jūs girdite apie pasaulio lyderius, kokie jie lyderiai, jeigu jie netarnauja žmonėms. Taigi, per savo gyvenimą nenoriu pasigirti, bet man teko dalyvauti ir vykdyti, ir gal sugalvoti daug projektų. Pavyzdžiui, 1989 metais, dar kai Tarybų Lietuvos vėliavos plevėsavo, aš jau su draugu, broliu Edmundu, važiavome į Vilnių ir sakėme, po galais, kiek tai gali tęstis, mums pogrindis pranciškonams jau yra per ankštas, norime išeiti į viešumą. Ir mums leido, davė. Taigi buvo atkurtas Kretingos vienuolynas. Po to viską dariau, kad Vilniaus Bernardinų bažnyčia atvertų duris. Po to popiežius mane apkabinęs, Jonas Paulius II, paskutinės vakarienės metu Vilniuje, aš dirbau ten ambasadoje Vatikano, sako, būk geras, prie Kryžių kalno turėtų atsirasti vienuolynas. Ir man, aš tą ranką jaučiu iki pat dabar. Ir tai gavosi puikus kūrinys, kai lankysitės prie Kryžių kalno ir matysite vienuolyną, tai žinokite, kad ten viskas yra mano. Ir tai yra atvaizdas Klaipėdos pilies. Taip pat Kauno vienuolynas. Bet svarbiausia, mano didžiausias mano džiaugsmas tai yra Klaipėda. Klaipėda yra mano gimtinė, aš čia gimiau, užaugau. Ir aš labai norėjau, ir daug priežasčių tam buvo, kad kaip lyderis Klaipėdą turiu paversti vilties miestu, kad Klaipėda būtų vilties miestas. Ir tada atsiranda mintis solidarumas, ne? Viltis, solidarumas, vienybė. Ir Dievas man padovanoja mintį, kad reikia būtinai organizuoti vilties bėgimą, maratoną. Ir šiandien, jeigu manęs paklausite, koks yra tavo didžiausias darbas, kuo tu labiausiai džiaugiesi, tai pasakysiu, vilties bėgimu, kuris vienyje žmonės. Man labai graži Klaipėda, kai suplaukia laivai, būriniai laivai, einu ten, žiūriu, batuoju, man labai įdomu. Jūrinis gyvenimas labai man yra artimas šiaip. Bet per vilties bėgimą, per tą visą dieną tiek daug žmonių, tiek daug džiaugsmo, tai yra solidarumo renginys. Lygiai taip pat džiaugiuosi ir Šventos Magdalenos nakties bėgimu. Kartuoju, visa tai vyko ne mano
proto valios jėgomis. Kartoju, tai yra akivaizdi Dievo malonės, kaip čia pasakyti, dovana, kuri reiškiasi per mano lyderystės talentą, bet ir per draugų, bendražygių ištikimybę. Žmonės, su kuriais aš keliavau per visą savo gyvenimą, tai buvo labai ištikimi mano idėjai, mano vizijai. Ir lyderio vaidmuo iš tikrųjų, jeigu viskas gimsta širdyje, ta vizija išnešti iš širdies, jinai turi būtinai sutelkti žmonės. Jinai turi būtinai telkti žmonės. Ir jeigu lyderis žengia pirmosius žingsnius tako, tai tik žmonių komanda gali nutiesti kelią. Ir mes turime dabar daug kelių, kurie veda. Dabar šiek tiek emocijos, nes labai noriu pasidalinti. Žinot, kai baigiau kunigų seminariją 84 metais, man paprasčiausiai neleido Lietuvoje pasilikti ir aš iškeliavau, po 2 savaičių aš atsidūriau Vidurinėje Azijoje, Tadžikijoje. Ir tuo metu aš ten buvau vienintelis katalikų kunigas. O Azijoje gyveno milijonai ištremtų žmonių. Ir ukrainiečiai, ir lietuviai. Ir ypatingai daug vokiečių. Volgos vokiečiai, Odesos vokiečiai. Ir jie 40 metų Stalinoje buvo išvietinti iš Odesos, Volgos srities. 40 metų laukė kunigo. Nes tokia buvo žmonių formacija. Reiškia, žmogus buvo taip suformuotas. Aš negaliu numirti su nuodėmėmis, nes pateksiu į pragarą. Tokia buvo formacija. Šiandieną kitaip, ačiū Dievui, kitaip. Netgi ir popiežius Pranciškus sako, aš sako, tikiu, kad yra pragaras, bet kad pragare būtų kas nors tikrai netiki. Ir žinote, jau antrą mano buvimo dieną Dušanbėje, aš mėgau viešbutį, anksti ryte pas mane atėjo žmogus ir sako, jau apie tave visi išgirdo, kad tu esi, aš būsiu pirmasis, kuris nori atsilikti išpažinti. Jis atsiliko išpažinti, mums buvo be galo sunku susikalbėti. Aš dar rusiškai prastai kalbėjau, jis kalba vokiškai ir tadžikiškai, vienu žodžiu. Bet po išpažinties jis išėjo labai sustiprėjęs. Jis vėl panoro gyventi. Ir jis įsivaizduokit 40 metų laukimo, kunigo laukimo. Ir per 5 metus buvimo Dušanbe mano pagrindinis darbas buvo klausyti išpažintis. Nes sakau, vien tik tai vokiečių tremtinių ištremtų po Sibirą ir Vidurinę Aziją buvo virš 2 milijonų. Ir taip nutiko, kad tą pačią vasarą, 84 metų vasarą, toks karštis ten buvo, ten bendrai karšta Dušanbe, oro temperatūra labai aukšta. Ir žmonės ėjo ir dieną, ir naktį. Ir kartą jau 3 parą iš eilės klausydamas išpažinčių, aš jau nebepraradau visas jėgas, tiek fizinės, tiek dvasinės. Nes kiekvienam dar reikia kažką tai patarti, pasakyti, jau nebesiorientuoju. Aš tiesiog visų savo kūnų nuo tos kėdės nukritau ant betoninių grindų. Taip guliu ir galvoju, nors dabar pailsėsiu, taip, žinai, prisimenu tą skruostą, padėjau ant tą betoną ir taip galvoju, pailsėsiu. Bet iš kur tada atsirado 2 vaikinai su kibiru vandens, šliūkštelė ant manęs ir tiesiai vėl pasodino ant tos pačios kėdės, pataisė stulą, tu klausyk toliau. Ir taip, tokia ir mintis reiškia. Nes tokia misija netgi griūti neleidžiama, nes žmonių viltis yra stipresnė netgi už mano silpnumą.
Na, po to aš studijavau Romoje, tai buvo labai įdomus laikotarpis. Įsivaizduokite, Dušanbe, kur neturtas, ar ne, ir dvasinės, ir fizinės. Ir iš karto atsiduriu Romoje, 89 metai. Kultūrinis tiesiog dvasinis šokas, bet aš jį atlaikiau. Na ir po to, žinot, kažkaip tai man atėjo mintis, kad aš savo gyvenimą turiu sutapatinti su onkologiniais ligoniais. Nes kiekvieną kartą, kai laidojai, kai palydėdavau žmonės, klausdavau artimųjų, kokia liga, kokia priežastis mirties, visada išgirsdavau vėžys, onkologinė liga ir taip toliau. Na ir aš pradėjau intensyviai lankyti Klaipėdos universiteto onkologijos skyrių, ten ligonius. Ir nepatikėsit, tie tokie klaipėdiečiai ir žemaičiai tokie kieti buvo, nors ir tokia ligoje, bet jie sakydavo, tu dvasiškas tėvelį mūsų vis tiek nesuprasi iki galo, nes tavęs nėra, tu nesi mūsų ligos batuose. Reiškia, tu gali kalbėti, gali melstis, bet iki galo tu jo nesuprasi. Ir tos ligos. Ir žinot, atsiko taip, kad aš įlipau tos batus, nes vieną dieną ir pats išgirdau diagnozę vėžys. Na kągi, batus turiu, reikia pradėti kelią. Ir pajutau, kad tai kelias nėra lengvas. Jau pajutau pats, ar ne? Ir tai, ką pajunti, tu negali netgi papasakoti. Kaip aš tau galiu pasakyti, kad tavo žodžiai, kuriuos tu man sakai atėjęs lankyti manęs, man nieko nebereiškia. Mintis, kurias tu išsakai, man jau giliausios, bet man nebeatskamba mani. Netgi šilčiausiai palinkėjimai man nebeveikia manęs. Prantat, kai atsiduri, tokiai egzistenciniai duobėje arba šulinyje, kai tu krenti, yra tik krintimas ir tu jauti tik tai vėjo, reiškia, garsą. Ir ačiū Dievui, aš galiu dar jums pasakyti vieną tiesą, kad tie žmonės, kurie pradeda abejoti va šitoje situacijoje, abejonė atsiranda būtent, reiškia, vieta klausimui, nes kada pradedi abejoti, tu pradedi klausti. Kodėl? Kodėl iš tikrųjų? Ir būtent abejonė yra, reiškia, atsakymas į klausimą. Todėl abejokime. Abejokime. Ir aš taip džiaugiuosi, kad turiu tas pačias žaizdas. Ir tos žaizdos man dabar padeda tarnauti šitiem žmonėm. Ir kaip minėjau pradžioje, lyderystė tai yra tarnystės dovana. Tai man tai yra, na, aš dabar esu, kaip noriu pasakyti, laimingiausias žmogus, o šitoje lyderystės, reiškia, pakopoje arba, pasakykime, tarnystėje. Na ir dar viena tokia emocija, kurią reiktų su jumis pasidalinti, dar laiko čia žiūriu yra, jis taip greitai, taip bėga tos minutės. Žinot, kartą vėl mane pakvietė į Kretingos ligoninę, jau pažįstama moteris, Nijolė, į 50 metų, onkologija ir jau paskutinės valandos. Sėdime kartu, meldžiamės, kalbame. Bet tokių klausimų, kaip bus toliau, ir įbėga, taip nelauktai, jos dukra. Ir su tokiu klausimu, mama, ar tu nebijai numirti? Ir žinot, ką mama pasako jai? Sako, nebijau, nes brolis Benediktas mane išmokė mylėti. Wow. Žinot, ir jinai mirė. Išėjo, bet išėjo su kokiais žodžiais.
be baimės ar ne, be nerimo, išėjo mylinti. Todėl aš galiu pasakyti, kad labai svarbu mamos, tėveliai, bičiuliai, svarbiausia yra išmokyti žmogų mylėti. Tai yra sunkiausia. Yra daug lengviau žmogų nužudyti, negu kad išmokyti žmogų mylėti. Kažkaip tai noriu prisiminti vėl Eglį, atėjo tokia mintis. Jinai, kai čia kalbėjo, aš prisiminiau spektaklį Šventoji. Tikrai rekomenduoju, progai pasitaikius pažiūrėti. Jasukaitytė autorė, tos knygos buvo labai mano artima draugė. Mes buvome draugai, beje, jinai taip pat mirė onkologinė liga nuo onkologijos. Aš ją išlydėjau į tėvo namus. Ir mes dar tarybiniais metais kalbėjome, o kaip reikia gyventi? O gyventi reikia taip. Nekovoti, o mylėti. Ir toks buvo mano devizas kunigo – būti šventuoju be kovos. Ir jeigu aš kovočiau, ir dabar jeigu jūs kovosite, tai gyvenimo teritorija bus ištirpta. Tarkim, aš tai sakau savo, ištirpta velnio kanopomis ir mano pėdomis. Tai kodėl aš turiu kovoti? Aš geriau savo gyvenimo teritoriją apsodinsiu rožėmis, sodais. Nekovokite, mylėkite. Ir meilė iš tikrųjų yra žymiai stipresnė. Ir gal kai kurie iš jūsų žiūrėjote mano klipą, buvo duota 1 minutė. Na ką per 1 minutę norėtum pasakyti pasauliui? Ir aš tada pasakiau. Kur tas mano, Sakau, kad taika yra stipresnė už karą. Meilė yra stipresnė už mirtį. O viltis yra stipresnė už visas baimės. Todėl prašau jūsų visų, kurie čia esate ir kurie žiūrėsite šią TEDx laidą, pasirinkite tai, kas yra stipriausia. Taiką, meilę, viltį. Nes tikroji lyderystė gimsta ne ten kažkur tai aukštumose, bet kada jūs apkabinate draugą, kada paliečiate jo širdį. Ir šiandieną noriu kartu su jumis pasakyti, don't give up Klaipėda. 0-0. Ir ačiū labai.